Taip, šitą aš kažkada išmokau turbūt iš mūsų kolegų užsienyje, kai kalbėsi su pacientu apie jo ligą, apie jo prognozes, apie visą kitą, kalbėtis iš karto ne su juo vienu, kalbėtis, vadinkim, su kažkokiu lydinčiu asmeniu, ar tai būtų žmona, brolis, sesuo, kas nors iš artimų žmonių, kurie, tarkim, eina kartu su juo. Nes gerai, jeigu šeimoje viskas tvarkoja, jeigu ten, tarkim, šeimos nėra, vienas žmogus, brolį turi ar seserį, galų galia tėvą turi ar motiną turi, kurie dar yra ne 90 metų amžiaus. Kalbėtis kartu su šeimos nariais. Kad tas yra visiems paprasčiau, nes vienam pasakysi, aš čia kažko nesakysiu, nutylėsiu, kaip pasakyti, nepasakyti pacientui, kad jisai serga vėžiu. Dažnas klausimas. Štai, tik nesakykit, kad jam vėžys. O kodėl toks klausimas kyla iš viso? Tik ne jum vėžys, jam vėžys. Tai jisai pirmas turi žinoti ir pasakyti, ar jum galima sakyti ar ne. Tai yra paciento teisė. Tai yra pirmas dalykas, kuris, kaip sakyti, labiausiai turbūt stringa. Ja, bet toje vietoje iš tikro patarimas visada vienas. Surasti gydytoją, kuriuo pasitikė. Ir kuris turėtų ir laiko, ir energijos padėti jums išspręsti šitas problemas. Kito varianto nėra. Aš kito atsakymo neturiu.